Panašiai į pavasarį. Už manęs, jeigu tu matai, yra klevas. Ir iš to klevo aš pirmą stiklinę klevų sulos turiu. Ir ta sula yra nuostabaus skonio. Sėdžiu čia tiesiog prie miškelio atsisėdęs po darbų, penktadienis. Vakar turėjau susitikimą, buvo mano sūnaus gimtadienis, važiavau sveikinti į miestą. Ir artimų žmonių rate vyko pokalbiai, įvairūs pokalbiai, vienas iš jų vyko apie politiką. Ir bekalbant buvo paminėta viena pavardė vieno žmogaus. Aš paklausiau, kas čia per žmogus, apie ką jisai. Ir gavau tokį nustebimą, kad aš nežinau, kas tas žmogus yra, nes jisai kažkokia yra politikos žvaigždė ir čia kažką daro vardan visų ir tavęs greičiausiai. Ir buvau kaip ir apkaltintas, kad nesidomiu politika, reiškia, esu nepilietiškas, reiškia, esu kažkoks tai atsilupęs, štai pavadinčiau. Aš pasakiau, kad aš domiuosi tai, kas pas mane vyksta aplinkui, ir aš pažįstu stirnas ir elnius, kurie čionais pas mane ateina, driežus, kurie jau išlindo ant saulės, paukščiukus, kurie skrenda prie langų pasižiūrėti ir palesti tų grūdelių, kuriuos aš pabarstęs esu. Aš pažįstu medžius, kurie yra aplinkui, aš pažįstu šitas apylinkės, kurios yra aplinkui, ir sakiau, aš politiką nesidomiu. Man visiškai neįdomu ir mačiau, kaip vyksta ši diskusija, ir toje diskusijoje aš nedalyvavau. Ir visos ideologijos, kokios tik įmanoma, buvo ginamos iš vienos ir iš kitos pusės. Ir žmonės bando šitoje vietoje surasti kažkokią prasmę, pokalbėje prasmę, gyvenime. O matau, kad jie gyvenime yra labai nelaimingi ir labai pasimetę. Aš esu atradęs tą ramybę ir džiugesį gyvenimo ir pasitenkinimą paprastuose dalykuose. Aš nepasiduodu jokiai ideologijai, jokiai absoliučiai ideologijai, kuri įrodinėja vieną ar kitą, kaip jinai stengiasi dėl žmonių ar gerovės vienokios ar kitokios. Aš gyvenu gyvenimą labai paprastą ir kuklų materialiąją prasme. Ir aš lyginu tos žmonės, kurie turi labai daug, nes tenka dirbti ir su tokiais žmonėmis, vesti ir juos per šitą gyvenimą, ir artimųjų tarpe. Materialumo labai daug, pasiekimų labai daug, o laimės, džiugesio, prasmės atradimo nėra visiškai. Džiugesį sudaro pavalgymas prabangiam restorane, ir tas džiugesys pasibaigia neužilgo, nes uždedama kaukė, kad tai yra labai džiugu. Ir taip gyvenama, o vakare yra valgomos tabletės nuo tuštumos, raminantieji jie vadinasi. Ir melas savo vyksta. Jeigu tu nori atrasti džiugesį gyvenime, atrasti pilnatvę, atrasti prasmę, iš tikrųjų reikia labai nedaug. Kadangi galiu palyginti įvairias situacijas, nes jau gyvenu 1,5 metų, daugiau, beveik 2 metai bus birželio mėnesį, čia sodyboje, pamiškėje, iškirstoje pamiškėje, laukuose, kur nėra žmonių. Supratau, kad mano geroviai, mano gyvenimui, mano džiugesiui, mano užpildymui, man reikia labai mažai. Man reikia švaraus vandens, man reikia gryno oro, man reikia tylos, man reikia medžių, man reikia gamtos. Man reikia labai nedaug ir paprasto maisto. Ir paprasto maisto todėl, kad ir čia net nėra iš ko rinktis. Jeigu būtų aplinkui pagundos, galbūt tos pagundos ir vestų, kad aš norėčiau kažko labai daug. Bet kai čia to nėra, supranti, kad iš tikrųjų labai nedaug reikia. Ir kai tu gyvenime bandai atrasti tą džiaugsmą, siekdamas kažko tai nesuvokiamo, siekdamas kažkokių tai aukštumų savo galbūt moksluose, ar aukštumų kažkokių tai pareigybėse, darbuose ar versle, užmiršti save,
užmiršti, kas iš tikrųjų tau yra svarbu, paskęsti tame sraute tos informacijos, tu laimės neturėsi, nes jausi gerai su savimi gyvenime jokiom aplinkybėm. Nes tau yra primestas scenarijus, miesto scenarijus, siekio scenarijus arba nesiekio scenarijus. Nes matau per informaciją, kuri ateina iš visų kampų mieste ypač, ir jeigu jinai yra absoliučiai nevaldoma, jinai išdarko žmogų visom prasmėm. Nėra kaip surasti tos ramybės. Nėra kaip atsigauti šitam gyvenime, kad pabūti tyloje. Aš tai supratau, būdamas čia, kai kokie tai geniai kala tos medelius, kažkokie tai paukščiukai čiulba, vėjas pučia, lapai kažkokie šnarena. Tu supranti, kad tai yra terapija, absoliuti terapija. Ir man nereikia tos informacinės nešvaros, kuri yra mieste, kuri yra pasiekima iš visų pusių ir kuri iš tikrųjų žaloja tave, ypač tave, kai tu pasinėręs esi į tą skaitmeninį pasaulį. Viskas šitas, ką aš dabar kalbu, yra susijęs su gyvenimo kokybė. Gyvenimo kokybei, aukštai gyvenimo kokybei, reikia labai nedaug. Kaip ir minėjau, paprastų dalykų. Ir vienas turbūt iš svarbiausių elementų, čia jau nekalbu apie alkoholį, apie kitus svaigalus. Didžiausia dabar tarša protui, tavo psichikai yra informacija, palyginimas su kitais. Karai ir visokios kitos situacijos, kurios kišamos tavo į galvą, politikai, kurie nori tavo dėmesio, reklama, kuri reikalauja iš tavęs pirkti vieną ar kitą dalyką, arba atrodyti vienaip arba kitaip, jinai tau neleidžia iš tikro gyventi tavo gyvenimo ir pajausti tikrojo savęs. Taip gyvenau aš anksčiau, tol kol neatsidūriau va štai šitoj vietai, kur man kiekvienas rytas atsikeltas su prabėgimu, su dienoraščiu, su šaltu dušu lauke, kaip aš jį vadinu, su arbatos puodeliu, su pamąstymu, su darbu prasmingu, man duoda didžiulį pasitenkinimą šitam gyvenime. Kai tu tuo pačiu mieste esi pasimetęs, kai tu pasimetęs savo gyvenime. Tai, kad tu gyveni mieste, dar nereiškia, kad tu turi gyventi blogai. Tu mieste irgi gali atgauti tuos pačius principus, kokiais gyvenu aš čia. Tau tik reikia vadovautis taisyklėmis, kurią susikuri pats savo, kad pajausti, kas yra gyvenimas. Aš pajaučiau tai gyvendamas čia, kas yra gyvenimas. Mėgausta kiekvieną akimirką, nors prieš tai buvau absoliutus miestietis. Man atrodė, kad gyvenimas tik mieste turi prasmę, kad tenais yra kažkas tai įspūdingo ir kažkas tai to džiugaus. Ten to džiugesio tokio nėra. Ten yra šurmulys, triukšmas, šviesos nešvara, žmonių nešvara. Yra tai, kas ir nesudaro tavo psichinės ir fizinės sveikatos. Elementai sveikatai, kaip ir minėjau, yra gera mityba, paprasta mityba, geras oras, aktyvumas sporto, fizinio darbo, prasminga veikla, kuri suteikia tau džiugesį. Jeigu tu darai darbus, kurių nekenti, jeigu tu darai dėl pinigų, kad tik išgyventi, niekada nebūsi sveikas. Jeigu tu kuri verslus, kad užsidirbi kuo daugiau pinigų, kad daugiau išleisti, tu irgi nebūsi sveikas. Jeigu tu nekenti savo tėvo dėl to, kad jis kažkada išsiskyrė su tavo mama ir visą gyvenimą graužėsi, niekada nebūsi sveikas. Galų gale ligos tave parklupdys. Jeigu tu turėsi pretenzijų į likimą ir į gyvenimą, tu nebūsi sveikas. Paprasti elementai, kurie sudaro gyvenimo kokybę. Čia nereikia toli ieškoti, nereikia kažkokių tai universitetų, kad suprasti tai. Bet tau tai neišeina padaryti dėl vienos priežasties. Tu sukiesi sistemoje, kuri tave apklojus įvairiais sluoksniais, visko aplinkui, kur tu nesupranti, kas yra tiesa. Kur tu nesupranti, kas yra tikras gyvenimas. Tu neišgirsti savo sąmonės. Tu tiesiog paskęsti tame triukšme ir šurmulyje. Daug žodžių, bet apie tą patį, apie gyvenimą. Jei aš nebūčiau savęs ruošęs gyvenimui, nestiprinęs įvairioms formoms, aš būčiau ko gero nuliūdęs, labai stipriai gyvendamas tokiom sąlygom. O dabar aš vienatvėje, tyloje, ramybėje gyvenu patį geriausią savo gyvenimo etapą.
Tai yra mano gyvenimo nuotykis. Kiek jisai tęsis, aš nežinau. Mėgaujuosi kiekvieną dieną. Žiema praėjo, atėjo pavasaris. Įspūdinga. Grįžta paukščiai. Kalasi žolytė. Medžiai tuoj pradės skleistis. Fantastika. Gyvenimas verda pilnu tempu. Kad tu galėtum pajausti aukščiausios kokybės gyvenimą, turi tapti stiprus. Būk stiprus.